Tas keturių raidžių vardas, kuris hebrajų kalboje yra keturios raidės Jud Hei Vav Hei, tai yra keturių raidžių tėvo vardas. Hebrajų Biblijoje Senajame testamente jis minimas 6828 kartus. Tai yra mano Biblijoje vidutiniškai 7 kartus puslapyje, priklausomai nuo šrifto dydžio ir visko kito. Bet 7 kartus puslapyje tai jau daug, tai apie 1000 puslapių. Tai iš tikrųjų daugiau nei visi titulai kartu sudėjus, daugiau nei viešpats. Ir viešpats hebrajų kalboje iš tikrųjų teisė tai pasirodo kaip Adonai. Adonai hebrajų kalba reiškia šeimininką arba viešpatį. Taip pat pasirodo Elohim, Dievas pasirodo El Shaddai, Elijon, aukščiausiasis Dievas. Apie tai pakalbėsiu daugiau rytoj. Ir tie teisėti titulai pasirodo mažiau nei paties tėvo vardas 6828 kartus. Tai akivaizdžiai svarbus vardas, ar ne? Manau, kad taip, skamba svarbiai. Jam patinka girdėti jo vardą, jis tai dažnai kartoja. Priežastis, kodėl mes netarėme šio vardo savo angliškose Biblijose, yra ta, kad mūsų anglų kalbos vertėjai išmoko versti hebrajų kalbą iš žydų rabinų. Ir rabinai juos mokė tradicijos, su kuria aš augau, kad kai tik pamatai mūsų dangiškojo tėvo Jod Hei Vav Hei vardą, kuris pasirodo hebrajiškame tekste, jo jame netrūksta. Žinote, kad aš daug kartų girdėjau iš daugelio žmonių, o atėjo žydai ir pašalino vardą iš Biblijos. Ne, 6828 kartai tai nėra pašalinta. Mus mokė, kad kiekvieną kartą pamačius tą vardą, jį reikia skaityti kaip viešpats, Adonai. Taigi, tai yra tradicija, o ne raštas. Yra senesnė tradicija, kuri atsirado anksčiau nei ši tradicija, su kuria aš augau. Tikriausiai siekia iki 2 amžiaus vidurio ir tai užfiksuota Mišnoje, ankstyvųjų rabinų raštuose. Sakoma, kad žmogus turi pasveikinti savo artimą vartodamas jo vardą. Aš tai cituoju ne kaip autoritetą, kad mes šiandien privalome tai daryti. Aš sakau tik tiek, kad tai buvo pirminė žydų tradicija, senesnė nei ta, kuri draudžia tarti vardą, ta, kurią šiais laikais žino dauguma žydų. Ši tradicija, apie kurią rabinai čia kalba, kad žmogus privalo pasveikinti artimą naudodamas vardą, nebuvo išgalvota iš niekur. Jie sako, kad ją paėmė iš Rūtos knygos 2 skyriaus 4 eilutės. Ten parašyta, štai Boazas atėjo iš Betliejaus ir tarė pjovėjams, Jehova tebūna su jumis, ir jie atsakė jam, Jehova telaimina tave. Tai buvo pasveikinimas senovės Izraelyje, kai kažkas atvykdavo, tu jį palaimindavai Jehova vardu, tuo vardu, kurį vėliau išvertėme kaip viešpats. Ar tai jums kažko neprimena palaiminti tą, kuris ateina Jehova vardu? Ir iš tikrųjų Naujajame testamente, kai ateina Ješua, galima teikti, kad tai turi dvejopą reikšmę. Jie laimina viešpaties vardu, nes jis ateina savo tėvo vardu pagal Naująjį testamentą Jehova vardu. Ir jis taip pat ateina pagal Naująjį testamentą tuo pačiu vardu. Tai sako Naujasis testamentas, ar ne? Jie sako, kad jis ateina savo tėvo vardu. Tai būtų gana keista, jei jis niekada neminėtų to vardo. Kaip gali ateiti vardu, kurio niekada neištarei? Nežinau. Taigi, ši ankstesnė tradicija egzistavo anksčiau, nei buvo uždrausta tarti vardą, su kuriuo esame susipažinę, su kuriuo aš užaugau. Aš buvau mokamas. Kai matai tas raides, skaityk kaip kitą žodį. Tai kapas Galilėjoje. Kiek žmonių yra buvę prie šio kapo Galilėjoje? Vienas žmogus? Koks šio kapo pavadinimas? Kas čia palaidotas? Jūs nežinote? Ir tikriausiai ten net nebuvote. Keitas ten buvo. Tai yra rabino vardu Hananija ben Teradijon arba Hanina ben Teradijon pagal kai kuriuos tarimus kapas. Jis iš tiesų yra ant kalno viršūnės viduryje niekur. Jo nėra pažymėta jokiame žemėlapyje. Galima sužinoti, kur jis yra. Tai nėra paslaptis, bet reikia gerai paieškoti, kad tą informaciją rastum. Ir rabinas palaidotas šiame kape yra rabinas, kuris buvo nužudytas romėnų. Jis buvo kankinys, jį sudegino ant laužo. Rabinų šaltiniai pasakoja, kad šis rabinas buvo sučiuptas apvyniotas toros rytiniu ir tarp jo kūno bei toros rytinio buvo padėta šlapių vilnos kuokštų, kad sulėtintų degimą ir tuomet padegtas. Ir kodėl jie tai padarė, pasak Talmudo? Todėl, kad jis tarė tėvo vardą, kaip jis parašytas. Kaskart, kai jis susidurdavo su vardu Jod Hei Vav Hei ir kai mokė viešai, jis skelbdavo vardą Jehova. O romėnai Hadriano persekiojimo laikotarpiu, kuris baigėsi 138 metais, uždraudė tarti tą vardą. Tradicija netarti to vardo prasideda netrukus po to. Ir kas nutiko, rabinai suprato, kad jei ir toliau kartosime šį vardą, būsime nubausti mirtimi. Kad ir ką sakytumėte apie rabinus, vienas dalykas, kurį jie labai gerai mokėjo, buvo prisitaikymas. Jie įžvelgė grėsmę ir tarė, gerai, romėnai mus nužudys. Jei tai padarysime, mes padarysime kažką panašaus, kiek įmanoma geriau. Kai ateis Mesijas,
Mesijas, jis išvys romėnus iš Izraelio ir viskas bus gerai. Jie manė, kad tai įvyks kitą savaitę, kitą mėnesį ar kitais metais. Jie nemanė, kad praeis 1600 ir 1800 metų. Ir jie vis dar laukia, kol Mesijas ateis ir viešpataus kaip kūno ir kraujo karalius Izraelyje. Kitas garsus tokio pavyzdžio atvejis yra kalendorius. Romėnai atėjo ir panaikino Sanhedriną, uždraudė žydams skelbti naujo mėnulio pasirodymą kiekvieną mėnesį. Ir ką padarė rabinai, jie pasakė, prisitaikysime, kai Mesijas ateis kitą savaitę, kitą mėnesį ir kitais metais, jis atkurs pirminį kalendorių. Iki tol vadovausimės šią apytikslę apskaičiuotą sistemą. Izraelyje iki šiol arba šiuolaikiniais laikais yra rabinų, kurie sako, kai tik ateis Mesijas, tebūnie tai šiandien. Jie meldžiasi kiekvieną dieną, tebūnie tai greitai mūsų dienomis, mes atkursime biblinį kalendorių. Taigi šis prisitaikymo metodas ir atvedė mus prie draudimo tarti Dievo vardą. Niekas niekada nemanė, kad tai truks amžinai ir rabinai manė, kad tai netruks amžinai dėl šios eilutės iš Zacharijo 14:9. Ten parašyta, Jehova bus karalius visoje žemėje, tą dieną Jehova bus vienas ir jo vardas bus vienas. Ir tomis paskutinėmis dienomis visa žmonija šauksis jo vardo. Yra ir kita panaši eilutė, Sofonijo 3:9. Ten parašyta, leiskite perskaityti tai iš Biblijos, neturiu skaidrių šiam tekstui. Sofonijo 3:9, tai labai stipri eilutė. Ten parašyta, Sofonijas, viena iš tų mažųjų knygų, paslėpta kažkur čia. Kas nors raskite pirmas, prašau. O, štai jį, Sofonijo 3:9. Perskaitysiu jums hebrajiškai, sakoma. כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם יהובה לעובדו שכם אחד. Tada aš suteiksiu tautoms tyrą kalbą, tai hebrajiškai išraiška reiškianti švarę kalbą, kad jie visi šauktųsi Jehova vardo ir jam tarnautų. Ir paprastai tai verčiama vieningai, pažodžiui sakoma ant vieno peties. Tai apibūdina visos žmonijos susirinkusios tarnauti Jehova atvaizdą, stovinčios petys į petį ir šaukiančios jo vardą, tyra kalba, originalia kalba, kalba, kuria buvo kalbama prieš Babilono bokšto statybą. Jei skaitote Torą, labai aiškiai matote, kad originalo kalba yra hebrajų. Žinote, mes matome visus tuos žmonių vardus. Prisimenate, pavyzdžiui, Ješua ir Jošija. Ješua, jis išgelbės, hebrajų mato Evangeliją. Tai matome per pirmuosius 10 pradžios knygos skyrių. Žmonės, kurių vardai turi prasmę tik hebrajų kalba. Adomas, Jeva, Setas, visi šių žmonių vardai yra hebrajiški. Originali kalba bus atkurta, kai ateis Mesijas ir atsisės Dovydo soste. Ar galiu išgirsti amen? Rabinai tai pripažįsta. Tai parašyta Talmude. Sakoma, šis pasaulis nėra panašus į būsimąjį. Kai rabinai sako būsimasis pasaulis, šioje literatūroje jie kalba apie Mesijo viešpatavimą čia žemėje kaip kūno ir kraujas karalius. Jie sako, šiame pasaulyje vardas rašomas Jehova, bet skaitomas Adonai. Tai tradicija, su kuria užaugau ir kuri prasidėjo 2 amžiuje. Ateinančiame pasaulyje jis bus vienas. Rašomas Jehova ir skaitomas Jehova. Ir koks to įrodymas, iš kur jie tai žino, jie cituoja tą eilutę iš Zacharijo. Štai kaip jie žino, kad jo vardas bus vienas.